Šįsyk noriu patarimą duoti automobilių pardavėjams. Visiems, privatiems ir dyleriams. Žodžiu, šiandien tokia gavau net situaciją. Užsisakę patikrą, atvažiuoju patikrinu, randu defektų. Kaip ir automobilį verta pirkti. Bet pirkėjai labai įsižeidė, kad yra defektų, nes jiems sakė, kad nėra defektų. Tai žodžiu ir nepirko to automobilio. Konfliktas buvo tai žiauriai karštas. Pirkėjai labai karšti, pirkėjo žmona labai karštai iš esmės, bet šaunuolė, reikia už save stovėti, faktas. O ką pardavėjas man sako, nu iš kur man žinoti, kokią tą mašinos būklę, aš 50 mašinų aikštelį turiu. Nu sakau, tai tu taip ir sakyk, kad tu nežinai kokią būklę, o nesakyk, kad be defektų. Tai aš pirkau kaip be defektų. Nu irgi įdomus. Na aišku, jis ten greičiausiai žino kaip ir kas. Bet tikrai nuoširdus patarimas visiems automobilių pardavėjams. Pasakykit, kokie tie defektai. Žinokit, žmonės ne taip į jumis žiūrės, nes nepasakytas defektas yra 3 sykius skaudesnis psichologiškai negu pasakytas. Čia iš tikrųjų toks įdomus dalykas. Aš pažįstu pardavėjus, kurie, pardavinėja tikrai netokius jau itin tvarkingus automobilius, bet jie tiesiai šviesiai pasako, kas per defektai. Ir jiem lengviau parduoti negu tiem, kurie pardavinėja gana tokius link tvarkingumo, bet vis tiek yra defektų. Ir sako, pilnai ledas, viskas, ledas čia, uoga. Nereikia taip sakyti, būkit sąžiningi. Kaip kad patys pirktumėt, taip ir parduokit. Ir pamatysit, bus lengva parduoti. Ne pirmas sykį čia jau tą patarimą duodu, bet tiesiog atsibosta kartais važinėt po tos aikštelės ir po perpardavinėtojų atstovybės. Tai va, tiek žinių, gerai likusio savaitgalio, iki.